Kai kurias Seimo paslaptis ir politikos žaidimo užkulisius, būtent jis, Antonas, ir atskleis. Antonai, mikrofonas tavo, staliukas taip pat. Labas vakaras, draugai, labas vakaras, pirmininkė. Mes visi dažnai matom, kaip Seimo nariai snaudžia posėdžių metu ir dabar kortų pagalba mes bandysim išaiškinti, kągi jūs sapnuojat. Tuo tikslu jūs pasakysit man žodį sustok bet kurio momento. Gerai. Reiškia, dabar viršutinė korta kažkaip interpretuos jūsų sapną. Dama. Gal tai ne visa tiesa. O tai yra šiek tiek panašiau. Aš atsiprašau, kur damos ten ir pukas. Tačiau mes gelbėsim reputaciją, mes galim visiems pasakyti, kad jūs sapnavot tiesiog valstybės reikalus. Ir kadangi prezidentės šiandien čia nėra, aš noriu, kad jūs tiesiog pasirašytumėte ant šitos kortos. Ir būtent taip jūs pasirašot ant visų dokumentų, taip, teisingai? Taip, parodysim kamerai ir man patinka, kad jūs turi šiek tiek skeptikos, jūs labai gerai ją kontroliuosit. Padarykit, prašau, ranką štai taip. Ir jūs ją laikysit stipriai ir visą laiką jūsų ranka bus štai čia. Mums reikės dar vienos kortos, tačiau šį kartą nebus jokių sapnų, aš jums duodu tiesiog laisvą pasirinkimą. Paimkit, prašau, kurią norit. Tai bet kurią. Šitą tinka? Taip. Tai tiesiog yra baltarusiška kaladė, o Baltarusijoje laisvas pasirinkimas yra tik vienas. Bet nieko, aš vėl pakeisiu. Žinokit, jo pakeist nesigauna net magijos pagalba. Bet nieko baisaus, kadangi mūsų inicialai sutampa, vietoj Aleksandro pasirašysiu aš. Ir šitą kortą kontroliuosim dar geriau, kad mes išvengtume rankų miklumą. Aš ją laikysiu štai čia, o jūs laikykit aukščiau. Aš tai taip. Tikėsimės, kad tokie pasikeitimai, tokios teleportacijos vyksta tik balandžio 1. Ačiū Jums, Viktorai, ir ačiū visiems. Ačiū.